Pradėjo jau žydėti ugniažolė. Nepamirškim, kad augalas yra visas nuodingas, jo visa dalis nuodingos. Jo patartina nevartoti didelis kiekiais. Pasitart su žinovais, kurie daugiau apsišvietę ar daugiau susidūrė su šituo augalu, kad žinot dozės kokias vartojimas, nes iš tikrųjų augalas gan yra pavojingas. Bet esu skaitęs, kad yra iš jo raugai gaminami, gyros gaminamos nuo onkologijos. O pats augalas turi tam įdomių savybių gydomųjų, gerina virškinimo trakto spazmo šalinimą, sergant tulžies pūslės ligoms, kepenų tulžies akmenligiai, gydoma kosulis, bronchitas, laringitas, astma, geltligė, podagra, reumatas, žvynelinė, egzemos, furunkulai, gimdos kaklelio erozijos, nagų ir odos grybeliai, ligos, nuospaudos. Ugniažolės veikia raminamai, nuskausminamai, antibakteriškai, skatina tulžies išsiskyrimą, dėl antiseptinių savybių vartojimo odos susirgimų gydymui. Ugniažolė gydoma odos tuberkuliozė, liaudies medicinai šviežiomis ugniažolių sultimis gydomos karpos. Manoma, kad ugniažolės užpilas stabdo piktybinių augalų augimą. Nepatartina vartoti nėštumo metu, žindymo metu esant širdies nepakankamumo. Jie neskiriami vaikams jaunesniem negu 12 metų. Ugniažolių preparatai nevartojami sergant kepenų ligomis ar geriant kepenų kenčius vaistus. Pavyzdžiui, paracetamolis išgėrus alkoholio, jei vartojami ilgiau negu 4 savaitės, turi būti stebima kepenų būklė, nes didelė ugniažolės kiekis ir ilgas vartojimas gali sukelti galvos svaigimą, sunkumas galvoje, skrandyje, troškulį, net haliucinacijas ir alpimai. Augalas mažina spaudimą. Ypač atsargiai reikia priiminėti ugniažoles nuo virus vonios odos ligoms gydyti, o vaikams jų derėtų visiškai atsisakyti. Va tokias mūsų dažnai paplitęs daržuose augalas.